tai ką? Vasarą nėra ką veikti. Vasarą nėra ką veikti, šalta jau rugpjūčio mėnesis. Tai galvom, ką čia nuveikus. Reikia pasidaryti vienkartinę pirtį. Mums reikės ko? Radlagio. Mes esam kur? Paužinė. Dabar reikia įsisuvesti kažkur rašką. Mums reikia rapulkio, levelės, malkų ir akmenų. Reikia akmenų, nes neįsivaizduoju, kur yra sakys. Kaip tai man rapulkį yra? Ką? Ne, reikia tenais, mačiau rapulkį, eina pasiklaus. Arba reikia dujų balionų iš pateikti. $5,7, ok. Sumokėjom 3 eurus. 3 eurai sumokėti, tai realiai čia mūsų pečius. Čia žiauriai geras bus pečius. Žiauriai geras. Dedam į debesėlį. Pečių. Gerai, dabar mums reikia susirasti plėvelę. Malkų ir plytų. Kai atvarėm ieškoti akmenų, net neįsivaizduoju, kur reikia ieškoti, tai atvarėm prie geležinkelio. Gal kokių didesnių, nes tokia tikrai netinka. Mažiukai. Bet kažkur mačiau didelį. Turim vieną turim, dar reikia kokių 10. Ne, tas jau šliaus. Reikėjo šiupelę pasiimti. Opa, jo. Gal nesprogs, tikėkimės. Jau galim dėliotis pagal pirteliai. O, dar daug kiek reikia. Nu, pareinu kaip iš grybų. Sunkiai ieškoti, žinokis, nieka nėra gera. Tai reikia visą užpildyti. Visą ratlankiuką. Tikiuosi, tie mažiukai neįsibėgios, neįsišaudys. Nu, dar reiktų pravelės. Stay tuned. Operatoriai dirba. Ne kad padėtų. Nėra akmenų. Turim plėvelę, atvarėm pardė. 7 eurai. Tai galvoju, ar užteks. Aš manau, kad užteks. Operatorius duoda, kad ne. Bet aš manau, kad užteks. Pataupysi. Nes 7 eurai. Brangu. Sekantis, dabar mums reikia malkų, bet aš galvoju malkų varyti iki mielos sesutės nupystinti. Kad nereiktų pirkti, reikia taupiai gyventi. Arba iš miško, arba iš giminių, kaip sakoma. Tai manau, geriausias variantas iš giminių, dar pasiskaldysim ir bus ledas. Mes kiek išleidom? Mes išleidom 3 eurai ratlankis ir 7 eurai plėvelė. Ir viskas, nu reiks malkų ir reiks surasti lokaciją, kad būtų prie vandens būtina ir reiks surasti, kad būtų medžių plytų, kad galėčiau šiandien apsupti plėvelę. Nu ką, varim ieškoti. Orelis kaip visada džiugina. Nu tikėkimės, kaip nors praeis. Aš meldžiuosi. Bet jo, tokį orą turim. Ką čia rodo? Nurodo lietų. Nu, gal praeis. Atvykę į lokaciją. Esam Varduvoj, pamėgtų žvejų vietose. Radom lokaciją, atokiai, viską, yra susitinė. Vandenukas, priėjimas prie vandenuko. Dabar reikia susirasti vietelę, kur tempt plėvelę. Žiūrėkit ką. Kas čia? Lankas. Čia gal indienai buvo apsilankę? Ką? Mano. Vaikystėje išvažiuodavau.
Tai ne į vandenį. Strėlė lieva. Tai jo, reikia tada kažkur, kur čia mes galėtume sugalvoti, įsitėm tą plevelę. Turime malkų. Kažkas pakruoja malką mum. Reikia viskas įkrauti, susiskaldyti, pakuotis ir let's go. Beveik viską susinešėm. Čia šitoj vietoj ložavietėj sukursim. Sudeginsim visą šitas malkas, kiek yra, kol užkais akmenukai gerai. Ir tada jau galim pradėti gamintis. Aš galvoju, šitoj vietoj trikampiukas yra. Šitoj vietoj, bam. Čia va pirtelė, suviniuojam, kaitinamės, pilamės vandenį. Tada ten taip vandenuką. Biškį pasismulkinam. Įsikūrimui. Kaip gražiai. Šiaip aš ne, kaip, ta prasme, ne iš kaimo žmogus, malkų, laisvalkių neskaldau, tai kas smulkinistai, tai nesijuokit, jeigu kažkas blogai. Bet manau, dar gerai gaunas. Čia iššūkis. A ne. Ledas. Čia parodyk, hebrai, va, pažiūrėk, šiukšlės paliktas, nu blemba, susirinkit, hebra, jeigu poilsiaujat. Dabar kas eis rinks šiukšlės, mes tai tikrai nerinksim kitų, savo susirinksim, viskas. Ką, bandom kur ten laužiuką, žiūrėsim, kas gausis. Oi, tu kaip dega, gražiai, viskas, ledas. Oi, mano bokštas sudegė, nu gerai. Pagal planą, čia viskas, taip aš sudėjau specialiai, kad nukuštų, žinai. Bam, bam. Reikia neįsiplėsti labai daug, kad tilptų ir va, mūsų, dėl kur atvažiavom. Žiauriai simple, ale, su vienu daiktuku. Easy job, sakoma. Turim dešrų, tai galvom gal dešrų pasikep dar, bet neturim iešmų. Specialiai neėmėm, nei grotelių, nei iešmų, galvom kaip vaikystėj. Pasimsim pagaliuką, nusilupsim ir užsismėgsim dešelių. Jau čia esat visi tai valgė. Bandom dietą, ne? Čia šiaip žiauriai gerai vieta išpjauta, specialiai malkom pakišti. Bom, pakišim. Nu, žiūrim, kas čia gausis. Ką pasidariau dar iš armatūros, kabliukus. Tada šią paimsiu, taip čiukšt nusinešu, ten į vietą pasidedu. Nes kai pilsiu vandenį, eis žarijos, tai bus negerai. Tai va, geriau nusinešti. Bet dabar nebus, reikia pasidaryti iš kur, kad galėčiau kabinti. Vieną turim. Toj vietoje. Oi, kaip gaina. Kitą vietą irgi turim. Čia realiai dabar turėtų tie dažai visi išdegti pagal idėją. Tai stay tuned. Tuoj bus. Kaip ir normaliai sekas. Tik pradėjo lyt, bet pasislėpsim, tai bus tai pavėsinė. Tai bus labai geras dalyks. Pavėsinė, pirtis, galbūt ir palapinė, gali miegoti čia. Ar heliai. Turėk plevelės, pasidarysi viską. Va ypač gerai, kas varot į gamtą.
Irgi dėkim kokią senikę, o pasidarai iš plėvelės, vėjas neapuč. Labai geras dalykas. Ta plėvelė iš tikrųjų ne tik baldam naudojama pakuot, bet ir va tokiom nesąmonėm užsiminėti. Tada siekam, lendam į vidurį. Oi. Va toks. Reiks padaryti įėjimą tikrai, kai nebūtų laiko bairių. Akmenys sproginiai. Chebra, turi dar kokių, jeigu turi challenge kokių, siūlykit. Bandysim įgyvendinti, bandysiu. Gal kažkaip. Dabar yra naujas projektas, galvoju padaryti, bet čia mėnesį laikotarpį bus naujus contents video. Tai manau, chebra jums patiks, kai žiūrit. Tai ačiū, kad esat, ačiū, kad žiūrit. Be jūsų nebūtų manęs. Nežiūrėtumėt, nedaryčiau. Realiai. Kad ir daug peržiūrų nesurenku, bet vis tiek. Kažkaip, kažką kartu ištobulėsim. Gerą čia voratinklį darau. Žiauru. Jau paliko karštą, sakau, pirties nedarom. Nebedarom, man jau karštą. Net nereiks keisti. Net nebekeičiam. Per daug karštą. Dabar reikia kažkaip. Šiltą paliko. Dabar reikia kažkaip ją uždengti. Taip ją reikia uždengti. Ta skylė. Čia jau kits klausimas. O, jau kažkas į tą pusę. Važiuosim kiek dar vienas plėvelius. Tiek bereik realiai. Laikyk operatoriau. Operatoriau, laikai. Pasidarėm. Tuoj procedūra. Tai va, tokia. Šiaip nemaža gavos, iš tikrųjų. Čia įsmeigiau, kad biškai iš apačios neįtų vėjas. Šiaip ne taip prilipdžiau. Bet jo, vienam sunkiai, bet dviese būtų šis ledas. Tai va čia galvoju įsipjauti gal biškį ir nu gal ne tiek daug, bet iki čia įsipjauti, kad galėčiau lysti. Pasidarysiu duris. Ir gavas va toks voratinklis. Tai manau, kad gerai prikepins. Čia turim šitai va laužą. Ruseną. Biški netelp malkos, bet all good. Tokį vaizdą. Nu, ar gali būt geriau? Ar gali būt geriau? Tai va. Laukiam, kol akmenis užkais ir varysim per telę. Tai va, operatorius pasidarė iešmą. Reikia ir man pasidaryti. Aišku, tik aš biškai sukčiauju, aš su peiliu. Operatorius su pirštais. Bet pasakykit, ar jūs vaikystėje taip nedarydavot? Visą laiką realiai smeigdavom pagaliukus. Kepdavom dešreles. Nu va tokia stovyklavietė. Kepam dešreles.
Kaista. Akmenys. Vis dar stovi, nenuputė. Nu va, kiek liko plėvelės, tai va tik tiek. Dar aišku galėčiau jas sunaudoti, bet pasilikim, gal kažką sudarim, sugalvosim kažką geriau. Nedega, nekaista. Akmenys sproginėja. Gaila, kad labai daug netelpa į vidų. Ir labai ilgas, manau, čia procesas, kokį porą valandų. Dar kaitint akmenis. Šiaip biški kaitusios, kai paspjauni. Bet manau, dar, nu, gal gerą valandą ir bus ledas. Netelpa malkos. Va čia yra minusas. Ana reiktų gal pasikelti kažkaip aukščiau, būtų tada dar geriau. Daug primeti, greičiau uždegtų. Tai ką, nepota? Ledas. Turim garo. Ar ten turim garo? Taip galvojat. O, seniau. Bus karšta. Bus karšta. Pagal oro sąlygas, tai nieko gero, pareina audrelėškai, galvoju. Tai akmenys yra užkaitę. Galvoju, dedam į pirtelę ir žiūrėsim, kas gausis. Nes po to čia, kai sulysim, suvies akmenės ir bus ragas. Tai bandom dėti. Žiūrėsim, kas gaunas. Kur tos skylės? Ar eis pakelti, klausimus? Neišbirs akmenis? Tas jau matau pabėgs. O, zeniau. Kaip čia reikia? No, open the crib. Atidaryk biškį. Lygą su plėvelė, matau. Opa. Gerai. Vaikai, to nedarykit namuose, nes prisižaisit. Nepatariu. Daryt to namie. Šitą reikia paimti, kad neuždėtume miško. Nešam kėdę, kad patogiau būtų. Gal labai neįsta šilumą per šitą vietą, tikėkimės. O, čia iš karto šilta. Čia kiek prikolų bus. Realiai, jau šilta. Net nereikia pilti vandens, jau kaista. Nu bandom, žiūrim, kas čia gausis. Žiūrim, kas čia gausis. Subscribe! Subinam šitą kanalą. Share, like. Matos kažkas? Jo. Hei! O. Aišku, čia per apačią eina labai. Tas šaltis per čia. Realiai per čia neįtų, būtų ledas, nes šiaip pučia dabar. Būtų uždarant, būtų gerai. Nu dar nesu buvęs lauko pirtį tokiai. Fantastika, fantastika. Matot mane? Net nesimatau. Jau realiai pusė akmenų kaip yra triese. Tai čia toksai trumpas dalykas, nebent reikėjo daugiau pakaitinti. Nu biškį sukaitau, bet ne ant tiek, kad galėčiau šokti vandenį, bet šoksim, dėl kontento. Bet fainiai kaip! Čia kiek žolių! O! Čia žolins konkrečiai, dešlos. Kaip nenoriu dėl kontento, realiai tik dėl kontento.
Koks dumblins, pasižiūrėk, išlysi juodis. Užteks. Mėly, ačiū, chebra, kad žiūrėjot. Spauskit laiką, subscribe. Gal pamatysite ateityje kažką geriau. Tai iki sekančio. Tai ką, palikom viskas kaip buvo. Susitiksim iki sekančio.